Kofeino reklamos manęs žavėjo, tiesos jos nesakė, apgaudinėjo, žadėjo žvalumą, aiškumą, budrumą, tik pirk ir vartok, panaikinsi blogumą. Kofeinas stebuklingas mygtukas, putojanti taurė, skardinė, plytelė, puodelis ar batinukas. Gėrimo šio man dievų dovanoto, gamyboje dažyto, kvapinto, gazuoto, cukruoto, nelemta paleisti, užmiršti, palikti, jis lydi žingsnius žmogaus civilizuoto. Kas pradžiai desertas, vėliau būtinybė, pradžioj nekaltumas, paskiau priklausomybė. Visukas ir girgžda gyvenimo ratai, sunkiau ir sunkiau praeina šie metai. Kasdien vis liūdniau, kas naktį vis sunkiau. Atrodo, kad senstu, energija dingsta, tačiau. O kas jai melavo, o kas jai apgavo, dė džiaugsmą ir šviesą, skolon akumuliavo. O jei iš ištrūksiu, pančius jai sutrauksiu, gal visgi pilnatvės ir džiaugsmą sulauksiu. Atsakymas lengvas, pasiekti jį sunku, jei jo nepasieksiu, net mislit klaiku. Labas, aš brolis Motiejus. Džiaugiuosi, kad prisijungiai. Tai mano pirma laida ir atvirai jaudinuosi. Aš dar tik mokausi kalbėti į kamerą, reguliuoti apšvietimą, įgarsinimą ir visą tai darydamas, išlikti natūralus, lyg sėdėtumėm vienas priešais kitą. Kurdama šią laidą, praleidau 100 valandų, skaitydamas, žiūrėdamas, tyrinėdamas. Tai, ką atradau, pakeitė mano požiūrį ne tik į kofeiną, bet ir į mūsų civilizacijos istoriją. 25 metus gėriau kofeino gėrimus, prieš 120 dienų pasakiau gana. Nustojęs, fiksavau abstinenciją, simptomus, nuotaikų šuolius, o galiausiai praregėjimą. Pradžioje norėjau sukurti trumpą, 20 minučių video, bet tema pasirodė per gili, per didelė vienam pasakojimui. Kas jei pasakyčiau, kad kava ir arbata buvo imperijas kūriantis ir imperijas griaunantis resursas? Kas jei pasakyčiau, kad Jungtinių Amerikos valstijų gimimas prasidėjo ne nuo karo, o nuo arbatos puodelio? Girdėjai, 19 amžiui Kinijos imperija buvo turtingiausia pasaulio valstybė, turėjusi arbatos monopolį. Būtent dėl to buvo užtvindyta narkotikų kontrabanda, užpulta ir po 2 opiumo karų palaužta, paversta pusiau kolonijinė, ekonomiškai pavergta šalimi. Ar žinojai, kad Red Bull, visų energetikų protėvių istorija, prasidėjo ne Europoje, o Tailande, kai Austras Dietrichas Matešicas užtiko tokį priešnodį prieš džetlagą, kad iš jo padarė multimilijardinį verslą. Pirmoje laidoje kalbėsime apie istoriją, kaip kofeinas formavo pasaulį, o apie tai, kaip jis veikia mūsų kūną, protą ir stresą, kalbėsime antroje dalyje. Jei tu dar čia, vadinasi esi pasiruošęs, prisisegam diržus. Netrukus keliausime į kofeino istoriją, ten, kur viskas prasidėjo.